Sveiki visi! Eidamas tykoti šernų, nusprendžiau jūs supažindinti su naujoju Knockpix Bolt H50R. Na, man naujasis Bolt yra tiesiog natūrali seka Bolt serijos taikiklių, nes jo tiesiog trūko gero taikiklio su 50 mm priekiniu lęšiu, su labai gerai veikiančiu tolimačiu iki 1200 metrų, na ir nekainuojančiu 3000 eurų. Taigi, kas yra naujasis Knockpix Bolt H50R modelis? Tai yra šiek tiek supaprastintas Knockpix modelis, kuris neturi, na, štai čia esančio optinio artinimo, kurio tolimatis yra ne priekinėme lęšyje, o štai čia išvestas į viršų ir kuris neturi apvalaus ekrano, jo ekranas yra kvadratinis. Ir tai yra prietaisas praktiškam naudojimui. Tolimatis, balistinė skaičiuoklė, kurią galima programuoti ir valdyti visą taikiklį galima mobiliuoju telefonu. Balistinė skaičiuoklė, kuri paskaičiuoja kulkos trajektoriją tiksliam šūviui. Tolimatis, kuris tikrai matuoja 1200 metrų ir jis tikrai yra galingas, aš pats jį bandžiau, pats filmavau. Na ir meniu. Meniu tapatus visiems Knockpixams, tai nesukels didelio streso, na, tarkim, turint kažkokį rankinį prietaisą ir įsigijus štai šitą, nieko nereikės mokytis iš naujo. 640 ant 512 matrica, 50 mm priekinis lęšis ir mažiau negu 18 mK šiluminis jautrumas užtikrina puikų vaizdą. O skaitmeninis artinimas nuo 3 iki 24 leis medžioti ir didesniais atstumais. Beje, tas nuo 3 iki 10 žingsnis yra ne vienas, o pusė. Ir tas duoda labai tokį smagų efektą, kada tu gali labai preciziškai prisiartinti vaizdą. Jau minėjau, jog meniu šitame prietaise yra toks pats kaip ir visose Knockpixuose, na, o apie tai video esam pridarę nemažai, todėl jums neturėtų kilti problemų jį valdant ir suvedinėjant duomenis. Ir visas šitas gėris šiek tiek mažiau nei 3000 eurų. Šiandien tiek, aš einu medžioti šernų ir jums nei plauko, nei tauko. Geros dienos. Čia buvo Rokas ir Knockpix Bolt H50R.